Labas rytas, mėlėjai. O gal ir nemėlėjai, nes kas jūs tokie, kad aš čia dabar su jumis šnekėčiau. Nes kodėl aš taip sakau? Ogi vakar skaitau vieno labai žymaus tinklaraštininko, žiniasklaidininko, autoritetingo blogerio, žurnalisto, kuris niekada nemeluoja. Tai va skaitau jo straipsnį. Reiškia, vyksta Lino Jurgučio teismas. Na, jau Aistės teismas jau nevyksta, jisai kažkodėl tai šitų duomenų nutyli. Anksčiau visą laiką sakė, kad Aistė Eivaitė bus atvesta su antrankiais į teismą ir bus uždaryta ilgesniems metams. Na, bet dabar kažkodėl tai istorija ir ilgas nemeluojantis liežuvis dabar apie tai nutyla. Tačiau jisai paminė, kad va štai Jurgučio teismas prasidėjo ir visa Lietuva sukaustyta dėmesio, kuo baigsis Lino Jurgučio teismas. Ir žinote, aš kažkaip tai susireikšminau, nes tokie iškilūs žurnalistai kaip Kelertas, kaip Vaidas Lekstutis Žemaitis, juk jie šneka apie Putiną, apie Orbaną, apie žymiausius pasaulio politikus, apie žymiausius žmonės, kurie turi didžiausią įtaką. Na, štai jų tarpe esu ir aš. Tai kažkaip tai aš pasikėliau, jau štai matė. Visa Lietuva sukaušius dėmesį žiūri, kuo baigsis Lino teismas. Na, už tokią pagarbą, aišku, aš esu labai dėkingas, pakylėtas. Na ir pasirodo, aš esu vienas iš didžiausią įtaką turinčių žmonių, ne tik Lietuvoje, bet turbūt ir Europoje. Obana. Na, kita džiugi naujiena, kad Linas Jurgutis apsijuokė prieš teismą. Jam nepavyko nušalinti teisėją. Tai matot, įsivaizduojate, tas parazitas. Tas parazitas maža to, kad jis ant kelių neatsiklaupė. Tas parazitas, kad jisai atlaikė visą 4 metų jo juodinimo kompaniją, kad jis atlaikė prokuratūros, Interpolo, kriminalinės žvalgybos spaudimą, kuri net atvažiavo į Švediją ieškoti jo turtų. Tai jisai atlaikė visą šitą spaudimą, kur prokuratūra ir Lietuvos policija išleido milijonus jūsų, gerbėmieji žmonės, mokesčių pinigų, kad įrodyti Lino Jurgučio kaltę. Na ir va, per 4 metus, na, niekaip neišėjo šitos kalties įrodyti. Maža to, pikti liežuviai šneka, kad pirmas nukentėjęs, kuris laiko save nukentėjęs už tai, kad neatgavo avansą. Ta prasme, jis turėjo pirkti iš manęs laivą, ne iš manęs, iš tokio Lino Jurgučio niekšo, kuris visus apbaudinėja. Bet kažkurio tai momentu to laivo pirkti atsisakė. Na, ta prasme, neįvykdė savo įsipareigojimą. Na, automatiškai tokiu pačiu būdu ir jisai prarado savo avansą. Nes toks yra avanso įstatymas. Ir jisai būtent tą ir pasako per teismą. Kad sako, taip, aš atsisakiau pirkti laivą ir Jurgutis mane grąžino už tai avansą. Jurgutis yra aferistas. Jūs pamatytumėt prokuroro veidą. Aš irgi jo nemačiau, todėl kad per visą šitą posėdį jisai taip ir neišdrįso pakelti akių ir mane pažiūrėti. Nu, žmogui be abejo gėda, jisai ne savo valia šitą bylą atstovauja, šitą bylą klastojo nuo pat pradžių. Jam yra taip liepta, o Kęstutis Veitas, matyt, žmogus turi sąžinę ir dėl to niekaip negalėjo pažiūrėti man į akis. Vis tik tai aš taip galvoju, kad sąžiningų žmonių, turinčių sąžinę teismuose ir prokuratūroje yra, bet tik tai, kad jie kiaušinių neturi. O gaila, kad jie neturi kiaušinių, neturi charakterio ir neturi valios atsispirti įsakymam ir dirbti taip, kaip reikalauja sąžinė ir įstatymas. Tai maža to, huisni. Vis tiek Jurgutis yra blogas, jisai kaltas, jisai niekšas ir jį reikia nuteisti, nesvarbu kaip, kad ir be įrodymų, kad ir be kalties įrodymų. Taigi sekantis dabar yra epizodas, kaip čia pasakysiu, tai yra Tomas Butkys. Jisai irgi jaučiasi labai apgautas. Reiškia, Tomas atsistoja ir prieš visą auditoriją sako, nu taip, aš pas Liną užsiprašiau pagaminti, kad jis pagamintų 2 valtis
Ir tada sugalvojau, kad man reikia jų gegužės 15 dieną. Nu, va tiesiog, va aš sugalvojau, nes sako, tenais turėjo būti kažkokia tai šventė ir aš liepiau Linui padaryti iki 15. O todėl, kad aš taip užsimaniau. Nesvarbu, kad Linas negali. Čia pohu. Nu, o Linas paprašė laiko. Nu, sako, nu negaliu, nu nespėsiu, sako. Tada aš butkys esu, aš pradėjau Liną Jurgutį spausti padaryti tas valtis. Nu ir Jurgutis prašė tik tai vieno dalyko. Duok man laiko, sako, aš nespėju. Ir butkys prisipažino, kad Linas niekada neatsisakė gaminti tų valčių. Tiesiog prašė laiko. O kągi tai sakoma? O tai sakoma iš tikrųjų, kad nusikaltimo tai čia jokio nėra. Tiesiog išgalvotas nusikaltimas. Tiesiog į Lekstučio dūdos pūtimą žmonės vėginkitės prieš Liną Jurgutį, rašykime kolektyvinį skundą ir jį pasodinkime. Na, atsiliepia toksai vilktrakis, toksai butkys, kurie galvojo ant paravozo, lipsime į tą traukinį ir tiesiog ant našaro prasimušime iš Lino Jurgučio pinigų. Nu, va tiesiog apjuodinsim jį, apšiksim jį ir Linas išsigas, atsiklaups ant kelių ir atiduos. A Linas maža to sako, eikite visi nahui. Aš esu nekaltas ir šitą pasiruošęs įrodyti teisme. Ir jis tą teisme įrodinėja. Įsivaizduojate, koks Linas apsijuokėlis yra. Na ir trečias epizodas. Yra toksai Valdas Jurėnas, kur jisai išsijuosęs meluoja, bet pamatytumėt jūs jo veidą. Kaip jisai buksuot pradėjo, kai aš paklausiau, ar tu pavadinai mano žmoną kurva. Jisai mano žmoną pavadino kurva, jos nepažinodamas. Tiek to, bet jau pagaunate kampą, ne? O tada aš pasakiau, ponas Jurėnai, ar galite man parodyti tas nuotraukas, kurias jūs teigiate, kad aš jum jas atsiunčiu. Jurėnas sako, ne, negaliu, nes aš taip ištryniau Facebooką. Ištryniau Messengerį. O mes tada pakėlėme dokumentus, kur buvo padaryta ekspertizė, kuri nustatė ir patvirtino, kad Jurėnas iš manęs negavo nei skambučio, nei jokių nuotraukų ir visa tai, ką jisai šneka, yra melas. Teisėjas šitoj vietoj susimastė. Blemba, sako, yra tikimybė, kad Jurėnas meluoja, todėl mes turime iškviesti liudininkus, kurie taip pat sako, kad Jurėnas meluoja. Ir vat sako, jeigu dar ir tie liudininkai patvirtins, kad Jurėnas meluoja, mes padarysime ekspertizę. Ir jeigu ekspertizė parodys, kad Jurėnas meluoja, jam bus iškelta baudžiamoji byla. Tai štai kaip Jurgutis apsijuokė. Bet aš jums galiu pasakyti taip. Kur yra Jurgutis, ten visą laiką yra skandalas. Ten, kur yra Jurgutis, ten visų dėmesys yra prikaustytas. Tai todėl dabar aš tiesiog tokią vieniem liūdną žinią, kitiem gerą žinią pranešiu, kad žiūrint į šitus faktus, kad nežiūrint į tai, kad Lietuvos valstybė išleido milijonus mokesčių mokėtojų pinigų, pasitelkė viso pasaulio žiniasklaidą, kur viso pasaulio akivaizdoje Linas Jurgutis buvo bandoma sutrypti, bandoma buvo palaužti jo valia, buvo bandoma siekti, kad Jurgutis pasiduotų, tai maža to nieko neįvyko. Jurgutis pakilo į ataką. Ir čia man tada iškilo mintis. O davai Švedijoje sukurkime mūsų pirmąją televiziją. O juk skaudulių čia mūsų visuomenėje yra labai daug. Tačiau apie tos skaudulius daug kas neišdrys, daug kas pabijos pašnekėti. Tačiau tik tai ne Jurgutis. Tad žinok, mielas žmogau, jeigu tau yra kažkas tai skolingas pinigų, apgavęs tave darbdavys, ar šiaip kažkas ragą įmontavęs, ar kažkokios yra negandos ir tu jautiesi nuskriaustas, tu kreipkis į mane. Nuo šiandieną yra sukurta nauja pirmoji Švedijos televizija, kurioje mes ir pakalbėsime visus šitus skaudulius, paviešinsime juos. Na ir įsivaizduojate, jeigu Jurgutis užsiims kažkokio tai niekšelio istoriją, kas Jurgutį sustabdys. Jau apšikti jį daugiau tiesiog nebeliko vietos, taip kad ir Jurgučiui bijoti jau nėra ko. Jis jau gazintas, pergazintas, dabar jau Jurgučio bijo tie, kurie visą laiką jį gazina. Dabar jau jie duoda atbulinę. Taigi, nauja Švedijos lietuvių televizija apie mūsų
bėdas, pradėjo gyventi šiandieną. Ir toje televizijoje aš taip pat jūs supažindinsiu su ta visa su to visų farsų, teisinių farsų, kuris vyksta Lietuvos teisėsaugoje apie Liną Jurgutį. Aš paviešinsiu visus dokumentus, kuriuos aš turiu ant rankų. Jūs pamatysite, kokios pajėgos buvo mestos, kad įbauginti Liną Jurgutį. Iš Lietuvos buvo siunčiama kriminalinės žvalgybos būriai kartu su Interpolu ieškoti mano turtų, aprašyti mano turto. Jūs įsivaizduojate, kokie milijonai pinigų buvo išleista tam, kad įrodyti, kad Linas Jurgutis Vilktrakiui skolingas 300 eurų. Taip, žinau, jūsų smegenyse dabar šitas netelpa, nes jums sunku suvokti, bet tai yra faktas, todėl kad aš šitus popierius turiu ant rankų ir tie visi popieriai prieš mane naudojami kaip mano kalties įrodymas. O visi tie popieriai šneka tai, kad visi jų įtarimai yra niekiniai. Ir finalas iš tikrųjų šitos mano bylos tiesiog bus skandalingai įdomus. Taigi, sekite žinias apie Liną Jurgutį ir Aistę Eivaitę, todėl kad ten, kur Linas Jurgutis, ten visą laiką skandalas ir ten visą laiką įdomu. Ir nepamirškite, kad nuo šiandieną aš atstovauju jūsų žmonės, paprasti žmonės interesus. Ir nuo šiandieną jau gyvuoja pirma Švedijos paprastų žmonių televizija. Tiesiog kreipkitės į mane, susitarsime, nufilmuosime ir parodysime jūsų skriaudikus. Taigi, čiau ir iki. Veiksmo bus įdomaus veiksmo. Taigi, čiau.